Prieš savaitę Klaipėdoje vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų sunkiosios atletikos čempionatas. Jame dalyvavo 9 Lietuvos aukštojo mokslo įstaigos. Stipriausių studentų titulą ir taurę pelnė Klaipėdos universiteto studentai. 2012 m. Europos jaunimo čempionas Žygimantas Stanulis ir Aleksandras Stepanova. Klaipėdos universiteto studentai tapo čempionais visose svorio kategorijose, išskyrus svorio iki 56 kg. Joje laimėjo Panevėžio kolegijos studentas Ernestas Čirgelis. Prizinės vietas užėmę sunkiaatlečiai studentai pasakojo, neturintys ypatingos pergalės siekimo strategijos. Varžybose jie tiesiog stengiasi laimėti. Šį kartą tiesiog lūpti, kiek turi jėgų ir viskas, ir kentėti skausmą, nes skausmas buvo pečiai labai didelis. Bet tiesiog norėjau už universitetą sudalyvauti ir pasisekė antrą vietą laimėti. Strategijos čia tokios labai ir pritaikyti nebuvo kam, nes priešininkai nebuvo tokie stiprus, kokio tikėjaus. Ir šiaip, nežinau, kaip čia pasakyti, strategija tokia kaip ir kiekvienų varžybų, kad stengtis pakelti kuo didesnį svorį. Surinkusi daugiau nei 300 taškų, Klaipėdos universiteto komanda tapo lyderė. Daugiau nei 700 taškų klaipėdiečiams nusileido Vilniaus universitetas. Lietuvos sporto universitetas liko trečias su daugiau nei 1500 taškų suma. 4. vietą užėmė antroji Klaipėdos universiteto ekipa, o 5. Aleksandro Stulginskio universitetas.